Sveiki! Artėjančių švenčių proga noriu Jums parodyti, kaip pasidaryti makiažą šventinį pačioms namuose. Taigi pradėsime. Pirmiausia, veiduką pasidrėkinkime paprastu kremu, o tada jį pamaskuokime. Taigi pradėkime maskuoti veiduką. Pirmiausia, pasimaskuokime paakius, nes ten visada yra didžiausia problema. Taigi maskuosime su Lift Concealeriu iš Make Up For Eva. Pasimaskuosime paakius ir juos įtapšnosime spondžo pagalba, tam, kad paakių zona būtų lygesnė, geriau įsigertų ir geriau pasimaskuotų. Taipogi spondžo pagalba labai gerai priemonė įsigeria, lieka tolygiai paskirstyta ir nesimato taip raukšlelės, kaip tepant tik su teptuku. Toliau maskuojame spuogelius raudonas dėmes su pačiu geriausiu maskuokliu, tai yra iš Make Up For Eva Full Coveris. Numeriukas yra 3, tai yra pats populiariausias numeriukas, kuris tikrai puikiai maskuoja būtent raudonas dėmeles ir spuogelius. Taipogi tapšnojame spondžu, kad gerai įsigertų. Jeigu yra didelis spuogelis, siūlau jį maskuoti saulytės principu, jog pati viršūnėlė gerai užsimaskuotų ir priemonė gražiai pasiskirstų, nebūtų baltas plėmas. Tolimesnėme etape naudosime makiažo pagrindą. Tai yra naujasis Make Up For Eva Ultra HD pagrindas, kuris labai tolygiai padengia, labai gerai drėkina ir jisai skirtas daugiau filmavimams, fotosesijoms arba selfių makiažams, kaip aš mėgstu paminėti. Jis labai gerai užmaskuoja, labai gerai atrodo nuotraukose ir labai tinka būtent šventiniams makiažams. Taigi miksuosiu dvi priemonės tarpusavyje, jog išgautumėm gerą atspalvį. Tai yra numeriukai 120 ir 127, vieni mano mėgstamiausių numeriukų ir labai dera tarpusavyje maišyti. Būtent šitą pudrą dengsiu su kabuki teptuku, kuris su kamuoju judesiu labai gražiai dengiasi ir gražiai pasiskirsta. Taigi užsifiksuokime tai, ką jau padarėme, taigi uždėjome makiažo pagrindą, dabar reikės fiksuoti biure pudryte, o po to veiduką modeliuosime. Taigi, pasimam biurios pudrytės ir užsifiksuojam tai, ką jau buvome padarę. Taigi dabar pradėsime veiduką modeliuoti, tam naudojamas modelieras, kitaip modeliantas. Kuo puikiausiai tinka Make Up For Eva modeliantas, kuris turi dvi spalvytes, tai yra šviesią ir tamsią spalvytę. Ir modeliavimas yra atliekamas su kirstu teptuku. Pristatau Jums mylimiausią savo Naked teptuką, kuris yra iš 2 galų. Su kirstu teptuku aš viską tamsinu, su mažąja puse šviesinu tam tikras vietas. Taigi, pirmiausia, pradėkime pasimodeliuoti skruostikaulį. Siūlau Jums namuose paprasčiausiai prisidėti teptuką nuo ausies kampo, tarp nosies ir lūpos vidurio orientuotis ir žinoti, kur yra modeliuojamas Jūsų skruostikaulis. Taigi, ir pradėkime nuo ausies kampo modeliuoti skruostikaulį. Taigi, iš pat pradžių tiesia linija mes modeliuojame skruostikaulį, čiuožiame žemyn
link skruosto viduriuko. Maksimum modeliuoju, 2 pirštukai nuo lūpos palieku tarpą, jog modeliavimas atrodytų natūraliai ir veido forma nesideformuotų. Retušuojame į viršų. Kad skruostikulis atrodytų dar gilesnis ir išraiškingesnis, su šviesia spalva ir kitu teptuko galiuku po skruostikauliu pasišviesinu. Taigi, taipogi su tamsia spalva mes pasitamsiname ir susikontūruojame visą veiduką. Jeigu mes turime platesnę kaktytę, pasimodeliuojame plaukų augimo liniją, tam, kad suteiktumėm šitose vietose šešėlio ir mūsų kaktos zona atrodytų mažesnė. Priešingai, jei tai būtų kakta, kuri turi mažai plotą, mes šitą vietą intensyviai pašviesintumėm tam, kad kaktos zona atrodytų didesnė. Modeliuojame ir apatinį žandikaulį su tiek priemonės, kiek yra likę ant teptuko. Taigi su tamsia priemonė, ilguoju teptuku, kirstu teptuku mes atliekame apatinio žandikaulio formavimą tam, jog atrodytumėm dar stilingesnės, kūdesnės ir išraiškingesnių skruostikaulių. Ne skruostikaulių, atsiprašau, apatinių žandikaulų. Ir išretušuojame į kaklo zoną, pamodeliuojam nosies apačią tamsiai, tam, kad nosis vizualiai sumažėtų ir truputį užeiname ant nosies šoninio paviršiaus, ant nosies kaulo tiesaus, tam, kad jai šonų patamsintumėm ir suteiktumėm jai mažesnės nosies efektą. O nosies kaulinį paviršių priešingai mes įsišviesinam, kad jis atrodytų išraiškingesnis. Kadangi pasaulyje madinga ir nauja tendencija yra strobing technika modeliavimo, tai yra tam tikrų vietų išviesinimas, tą mes padarykime po tamsios pudros modeliavimo ir pašviesinkime tam tikras vietas, kurios yra iškylios ir suteikime jiems šventiško spindesio. Taigi pasiemam Shine On pudrytės, taipogi iš Mika Forello. Ir pasišviesinam. Taigi būtų šviesinimas virš skruostikaulio, jau sumodeliuoto, ir po skruostikaulio. Tai būtų apatinio žandikaulio šviesinimas, taipogi virš skruostikaulio šita dalis yra šviesinama. Ir ta pusytė jau atrodo žvilgi ir išraiškinga. Tos dalys, kurios yra iškilios, jos išryškėja, išeina į pirmą planą, todėl atrodo žymiai gražiau. Taipogi tas blizgutis, jisai duoda šventinį įspūdį. Taipogi pašviesinam ne tik po skruostikaulių ir virš skruostikaulio, taipogi pašviesiname virš lūpytės, po lūpytę, šiek tiek smakriuką. Taipogi nosies paviršių ir kaktos zoną. Susimodeliavimo veiduką, toliau modeliuojame antakiukus, taigi naudoju antakių šešėlius, kad suteiktume natūralų įvaizdį, bet jūs galėtumėte namuose pačios puikiai pasiformuoti jo šešėlių pagalba. Tam naudojamas kirstas šepetėlis ir antakių šešėliai. Man labai patinka antakių šešėliai iš NYX. Užpildome tarpus, kuriuose plaukelių nėra arba jie yra neryškus.
Prašukuojam antakiuką, jog šešėliai gražiai pasiskirstytų ir antakis atrodytų natūraliu. Užfiksuojame antakius, antakių želyte, kuri duoda gražų plaukelių sukibimo, taipogi fiksaciją ir ilgesnį išlaikymą. Šešėlių pagrindą naudosim iš Urban Decay. Jį geriausia dengti su pirštuku. 4 pirštukas. Vietos, kurias neprieinam, galima tepti ir su teptuku. Taigi, pirmiausia, pasimkime lengvą spalvytę, kūno spalvos arba šiek tiek įvairausumą ir pasimodeliuokime akies lanką. Akies lankas tai yra vieta, kuri yra tiesiai po kaulu. Vat būtent iki kaulo ir galimas akies linkis ir toliau visas modeliavimas, tamsumas visą laiką eina iki akies linkio. Pasimodeliuokime jį, įsiryškinkime. Tai yra visiškai paprasta ir lengva. Šiandieną akių techniką rodysiu jums lengvesnę, kad tikrai galėtumėte pasidaryti ją namuose. Tai pirmiausia pasimodeliuosime būtent akies linkį. Galima iškart pasišviesinti su šviesia spalvyte ir po antakiuku iškiliausią vietą, tai yra blyksnio dalį. Pasiimkime auksinio atspalvio ir su juo dengsime visą akies pagrindą. Su auksiniu šešėliu mes dengiame visą akies pagrindą. Kuo didesnis ir puresnis teptukas, tuo geriau, tuo greičiau. Ir tai iš tikrųjų yra paprasta. Svarbiausias dalykas yra, jog jūs šitą šešėlį kuo puikiausiai stipriu paspaudimu įtapšnotumėte ir šešėlis jums tada tik išlaikys gerai. Su ta pačia spalvyte, kūno spalvos, kurią naudojame akies linkiui, mes pasiformuojame akytės apačią, jai suteikiame kūno spalvos arba spalvos, kaip šiuo atveju šiek tiek su persikumu, natūralaus atspalvio, jog akytė atrodytų gyva, nepavargusi ir natūraliai. Daug dėmesio skirsime šiandieną eyelineriui ir blakstienam, taigi nusibrėžkime ar su pieštuku, ar su skystu pravedimu, ar flomasteriu, kaip jums tik patogiau, būtent akies linijos ryškinimą vadinamą eyelinerį. Jį galima šiuo atveju daryti ryškesnį ir storesnį, dėl to, jog šešėliai nebuvo intensyviai tamsus. Kadangi ryškus eyelineris, mes galime šiek tiek pasiryškinti ir akies gleivinę, įvesdami juodo arba tamsiai rudo pieštuką. Jeigu jūs to daryti neįpratusios arba manote, jog jums į akių gleivinę pravedimas netinka, galite šitą vietą praleisti. Tuo pačiu paryškiname ne tik gleivinę, bet ir blakstienų apatinę dalį. Ir su mažu teptuku švelniai išretušuojame į apačią. Ir užfiksuojame ausų tamsesnę šešėlių spalvytę. Visą tai, ką išsibrėžėme į gleivinę ir ant apatinės blakstienų linijos. Galime įvesti ir kitą atspalvį, jog akytės spalva išryškėtų
Šiuo atveju turime žalios spalvos savininkę, todėl įvesime purpurinės spalvos į violetinumą, jog žalia kyčių spalva išryškėtų. Dažysime blakstienas tušu. Jeigu norite įsigyti neblogą, nebrangų tušą, dar ir atsparų vandeniui, o tikrai geras produktas iš Essence. Pirmiausia, dažykite pačios apatinės blakstienas, jog dažant viršutinės blakstienas ir žiūrint į viršų neatsispaustų jūsų tušas ant jau padažytų akių. Norėdamas išryškinti blakstienas, galite naudoti blakstienas klijuojamas kuokštelis arba ištisinės blakstienas. Šiuo atveju naudosime ištisinės blakstienas, specialiai parinkau blakstienas iš Eurokos, tai yra KISS blakstienas, kad jūs galėtumėte visos įsigyti ir rasti jas Eurokos parduotuvėse. Įprastai prie blakstienų būna įdėti klijai, bet galiu pasakyti, kad ne visi šitie klijai yra geri, jie alergizuoja akis ir neišlaiko blakstienų ilgai, taigi rekomenduoju jums įsigyti arba duo klijus, arba ateljė klijus, kurie yra balti, bet pavirsta į permatomus. Užsitepiame klijų ant blakstienos linijos ir su pinceto pagalba pridedame jas prie voko. Stengiamės kuo arčiau natūralios blakstienų augimo linijos. Prisikeliame akies voką ir padažome apatinės blakstienas, tuo pačiu jas sujungdami su jau priklijuotomis blakstienomis, kad atrodytų natūraliau ir išraiškingiau. Taipogi turime paryškinti akies liniją, taigi dar kartą pakartosime eyelinerį. Vietoj skaistalo naudosiu akių šešėlius. Paimsiu tą patį pigmentą, kurį naudojau akies linkio formavimui. Jis yra kūno spalvos su šiek tiek persiku, todėl gražiai susišauks akių makiažas su skruostu. Skruosto formavimas pradedamas skruosto viduryje, čia jis turi būti ryškiausias ir po to gražiai artėjama ausies linkio link. Pasiimkime birio produktą, kuris turi vėlgi spindinčių dalelių, kaip highlighteris, ir uždėkime jį virš suformuoto skruostigaulio ir išryškinto skaistalo. Dar labiau žėri ir dar labiau išryškėja būtent iškili vieta. Taip pat su highlighteriu arba su šešėliu, kuris turi žvilgaus pagrindo, mes pasiryškiname lūpytės pagrindą, kad pieštukas geriau slystų ir geriau laikytųsi. Lūpom naudosime lūpų pieštuką ir lūpų dažą iš MAC. Taigi lūpų pieštuko numeriukas būtų A15, o lūpų dažo numeriukas būtų 94 iš MAC.
Pirmiausia, visą pagrindą pasidenkime pieštuku. When all of your flaws and all of my flaws are laid out one by one, a wonderful part of the mess that we made, we pick ourselves undone. All of your flaws and all of my flaws, they lie there hand in hand. Ones we've inherited, ones that we learned, they pass from man to man. There's a hole in my soul, I can't fill it, and there's a hole in my soul. Ir uždažome lūpas matine spalvyte. Taigi per šventes siūlau išryškinti savo lūpas kaip akcentą, kadangi šiais metais labai madingos ryškios lūpos. Taip pat, jeigu mėgstate ryškų akių makiažą, šiais metais drąsiai galite ryškinti tiek lūpas, tiek akis, būtent kartu.